Šlageris. Buvo reikalų iš tikrųjų su tuo antru šlageriu. Įtrauk pilvą. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandien aš noriu jums parodyti, kaip buvo padarytas antrasis šlageris. Arba kitaip, šlagerių šlageris. Pirmąjį šlagerį mes kartu su Donatu padarėme prieš 2 metus ir šiuo metu jau YouTube'ai turi 3,1 milijono perklausų. Kas yra iš viso? Wow, esam belekaip dėkingi ir mes kažkaip susėdom prieš metus su Donatu ir sakom, padarykime antrąją dalį. Bet stop, Antanai, kas yra iš viso šlageris? Jeigu nežinot, kas yra šlageris, tai yra projektas kartu su Donatu Tamašausku, kitaip žinoma kaip Jones, ir mes tiesiog paėmėm žinomus lietuviškus kūrinius, kitaip vadinamus tos šlagerius, ir mes jų tekstukus sudėjom į vieną dainą. Ir padarėm tiesiog iš visų miksą ir vieną šlagerį. 2023 metais, rugpjūčio 23 dieną, tai reiškia lygiai beveik prieš metus, mes kartu atsisėdom su Donatu ir sakom, padarykime šlagerio antrąją dalį. Labadiena! Donatas Tamašauskas, muzikos prodiuseris Jones Geriausias vairuotojas. Ir Adrina. Nori papasakot, kas šiandien įvyko? Donatas padarė avariją. Į mane padarė avariją. Kaip dailiai. Eik tu savo. Kaip dailiai, va. Aš tai jau žinau, apie ką jūs šiandien dainą rašysit. Apie? Apie nevėkštas. Saulė gaidžių giedoti, dar nekviesk. Pradėjom galvoti tekstą. Turime šiek tiek, nežinau kiek čia dabar matosi. Čia pradėjom dėlioti bele kokius žodžius, frazes. O čia esam išsirašę gal 60 dainų. Bet kaip matau, šį kartą mums per 2 dienas, per 2 paras neišeis padaryti šlagerio. Labai ilgai šį kartą užtrunka. Matai, šlagerį, vieną šlagerį pavyko padaryti per kiek? Kem 8. Nu tai pavadinkim, per parą padarėm gabalą. Per antrą parą padarėm klipą. Bet kadangi čia bus šlageris, tai jau faktas, kad reikia 2 parų kaip minimum. Nes jau šlagerį. Jo, ir sunkiau. Aš tiesiog manau, kad jums šį kartą nepavyks. Ačiū už pozityvą. O vat aš padarysiu taip, kad pavyks ir tada bus tau snaudžia malūnas prie kelio. Gyvenk, kad mylėtum, mylėk, kad gyventum, ką daryt, jei tavęs nemyli. Jo, va. Jau sėdim ir nieko vis dar nesugalvom. Neįsivaizduoju, kokia gali būti antro šlagerio melodija. Pakilėk lik dangaus. Ir dabar bandysim iš tikrųjų įrašyti jau, nes visas tekstas jau yra paruoštas. Žodžiu, reikia pabandyti užsipaišyti, jeigu gausis. Žinau, kas daros, afigenai skamba gitaros, o gražuolė gimiau pačiu laiku. Negerai tas, kad man šiek tiek per aukštai. Galiu aš pabandyti šiek, pas mane labai geras vokalas yra. Ko tu šiek? Pala, nu paklausyt kitą. Bežinau, kas daros. Įtrauk pilvą. Afigenai skamba gitaros, o gražuolė gimiau pačiu laiku. Raganaitė šoka basos. Na ir ties čia mes jau kaip ir turėjom visą tą šlagerį, antrąją dalį, bet aš turėjau išvykti į Aziją, filmuoti laidų ir aš tikrai galvojau, kad jau viskas, šlagerio nebebus. Betgi likimas mus vėl suvedė ir aš Kaune pasiėmiau studiją prie pat Donato. Ir mes atsisėdom ir sakom, viskas, padarom, jau yra laikas. O prie mūsų ir prisijungė dar ir svečias, paslaptingas. Sveikas sugrįžęs po pusės metų. Po pusės metų su Donce nusprendėm, kad galiausiai reikia šlagerio antro. Ir mes šiandien pabandysim
visą galutinai ir damušt. Švelnus pūkeli, ar žinai, kaip tave man išsaugo angelai. Išgalvojau lietų, pasakysiu tau, mūsų dienos kaip šventė grožį atradau. Ale, žinai, kaip čia gerai pastatei tą mikrofoną. Nematau tavęs ir nėra tai baisu man. Čia aš pastačiau. Ai, tu pastatei, kad nežiūrėtum į Doncę? Aš laiką pastatau. Hello! Zdarov. Zdarau. Kavos? Čia yra specialusis svečias. Daug nemiegotų naktų, daug kūrybos, įrašų ir pagaliau mes turim finalinį rezultatą, finalinę dainą, o dabar laikas filmuoti klipą. Na, o ką, dabar mes jau pagaliau esam prisiruošę filmuoti mūsų klipą šlagerio. Ir dabar esam pasiėmę kostiumus, būsim 3, aš, Liubertas ir Doncė. Ir dabar mes kaip tik va čia, žiūrėkit, ateikit. Turime limuziną, tai yra mūsų operatorius Aurimas, kuris visą klipą mūsų ir filmuos. Čia yra asistentas Laurinas, čia yra mūsų svečias ir gerbiamasis, kuris ir dainuoja šitame šlageryje. Ne tik niuniuoja, bet ir padainuoja. Aš nesuprantu, kaip aš nuo producerio buvau pažemintas į stilisto. Mes jį šį vakar dar ne tik pažemintas. Ir čia gerbiamasis Doncė, kuris ir yra geriausias Lietuvos muzikos produceris ir padarė daugybę hitų. Ir taip pat šį antrąjį šlagerį. Varlytę duokit. Varlytę duokit. Varlytę duokit. Tarp kitko, noriu padėkoti Vygai, kuris davė šitą limuziną mano geram draugui, bičiuliui. Ir sako, važiuokit kiek jums reikia, tik užpilkit baką. O kameristai? Ką? Kameristai ką? Vyga, mes pilam į baką. Taip pat mūsų nuostabiai Meidai, kuri ir dabar papilmuoja ir pagrimuoja. Jinai yra nuostabi, duok 5 ir mes padarysim daug gerų dalykų. Vantanukai šypsena! Na ir štai taip gimė šlagerių šlageris, antroji dalis ir kuri turi labai fainą įdomią istoriją, kur užtruko beveik metus laiko, kol mes tai padarėme, bet jau yra išleista ir iš tikrųjų norėjau tiesiog papasakoti ir parodyti, kad ne viskas tai būna greita ir lengva, kaip kartais galbūt atrodo. Na, bet kokiu atveju, labai ačiū, kad žiūrėjot, labai ačiū, kad klausotės. Jeigu norite paklausyti šlagerių šlagerį, yra linkas aprašyme, arba tiesiog į YouTube galite įvesti šlageris, irgi taip pat išmes. Ačiū labai, kad esat, ačiū labai, kad žiūrit ir ačiū, kad esate kartu. O aš atsisveikinu ir iki kitų video.